Iš tiesų malonu matyti visus dalyvius, taip pat kolegas matau čia esančius, buvusius ir esamus. Iš tiesų šioje konferencijoje labai įdomi tema. 2 metai iš eilės visą laiką buvo viešųjų pirkimų klausimas, tai tarsi tas rytis, kuri niekada neišeidavo iš žiniasklaidos dėmesio ir įvairių politikų svarstymų. Tai buvo visą laiką 2 metus viešieji pirkimai, tai korupcija, tai yra prevencija, tai yra kontroliuojančių institucijų stiprinimas ir veikla. Tačiau nebuvo dar vienas klausimas iškeltas, tai efektyvumas. Ir iš tiesų, kalbant apie viešuosius pirkimus, tai pirmoji, galima sakyti, konferencija, kurioje nebus kalbama daugiau apie viešųjų pirkimų tarnybą, jos pasiekimus ar kontroliavimą, ką viešųjų pirkimų tarnyba daro. Tačiau bandysime pažvelgti ir iškelti tuos problemas, kurias taip pat jūs parašėte į mūsų paklausimą dėl savo pasiūlymų, dėl problemų iškėlimo, dėl problemų sprendimo ir pabandysime kartu atsakyti į kai kurios klausimus ir pabandysime išspręsti tas problemas, kurios jums rūpi ir kurias aš taip pat matau, ką norėčiau jums pasakyti, perduoti iš pirmų lūpų, kad tai nebūtų žiniasklaidos ir iškreipta informacija. Tai pirmiausia, kiekvienas mūsų, kalbėdamas apie viešuosius pirkimus, suprantame, kad viešieji pirkimai tai yra tas sritis, kur kiekviena perkančioji organizacija, kiekvienas tiekėjas ir dalyvis norėtų kuo efektyviau panaudotas lėšas paskirti ir pati perkančioji organizacija nupirkti kuo efektyvesnį produktą ar paslaugą ar būdą. Ir šį viešųjų pirkimų pats pagrindinis efektyvumo būdas tai turėtų būti užtikrinti pačius efektyvius viešuosius pirkimus. Norint, kad įvyktų šitas procesas, žinoma, turime aibę dalykų pasiekti. Tai yra užtikrinti greitą ir lankstų pirkimų procesą. Taip pat turėtų būti ir supaprastinti pirkimų procedūras. Žinom, kad viešųjų pirkimų šiuo metu pačios procedūros, patys teisės aktai yra reglamentuoti taip, kad iš tiesų paprastam konkurso dalyviui ar perkančios organizacijos darbuotojai, kuris iš tiesų neturi juridinio išsilavinimo, be galo sudėtinga yra suprasti poįstatyminius teisės aktus, sekti tuos teisės aktus ir pritaikyti juos viešuosius pirkimuose. Tačiau siekdami lankstumo ir paprastumo viešuosiuose pirkimuose, mes laiką nepamirštame kontroliuojančios institucijos, tai yra užtikrinti skaidrų pirkimų procesą ir, aišku, reglamentuoti pirkimų procedūras, taikyti griežtą kontrolę. Ką aš ir minėjau, kad kontrolė paskutinius 2 metus iš tiesų yra labai stipri tiek iš valstybės kontrolės, tiek iš viešųjų pirkimų tarnybos, taip iš kitų kontroliuojančių institucijų, kurios prižiūri projektus ir paleisti arba visai lengvai reglamentuoti viešuosius pirkimus, tai gan būtų grįžimas atgal ir galima sakyti, iš tiesų atsirastų begalė problemų, kurios supaprastintų pirkimų būdu per metus išleidžiama beveik 2 milijardai litų. Todėl kontrolė, kai aš ir paminėjau, kad norint palengvinti turi būti kontrolė, atsiranda tokia dilema. Kaip iš tiesų turėtų spręsti šitą klausimą? Ar palengvinti procedūras, ar kartu ir žiūrėti prie procedūrų, žiūrėti prie pačių įstatyminės bazės keitimų. Aišku, prielaidos, kodėl gali būti ir atsiranda tas griežta kontrolė. Tai visų pirma, kad perkančios organizacijos, kaip žinome, išleidžia mūsų visų pinigus. Tai yra biudžeto pinigai, tai yra visų mūsų, nesvarbu, ar tai valstybinė institucija, ar biudžetinė maža institucija, mokykla ar darželis, tai yra mūsų visų pinigai. Tačiau vienintelis dalykas, ko nepasiekiama, tai galėčiau pasakyti, tai yra niekas nepaskaičiuoja pačio efektyvumo. Tai yra, kiek
sutaupama, kiek išleistų lėšų, kiek lieka ir kaip efektingai mes nuperkame tas paslaugas, prekes ar darbus. Kodėl kontroliuojam viešų pirkimų skaidrumo neefektyvumą? Todėl, kad niekas iki šiol jo neskaičiavo. Man jau 2 metai užduoda tą patį klausimą, kiek per viešus pirkimus yra sutaupama lėšų. Aš galėčiau pasakyti, kad niekas neskaičiavo, niekas nežino. Nėra atsvaros taško, nuo kurio skaičiuotų kas ir kaip pradėti skaičiuoti tuos viešuosius pirkimus ir kiek iš tiesų yra sutaupama. Jeigu skaičiuosim, kiek nutraukiama, kiek sustabdama ar įpareigojama yra iš naujo viešųjų pirkimų, tai nėra tas suskaičiavimas, kuris parodytų tikslius duomenis, kiek iš tiesų yra sutaupyta. Todėl efektyvumą, norint pasiekti efektyvumą, tą viešųjų pirkimų, reikia žiūrėti ir kainų metodiką, ir kainų įvairias metodinės medžiagas ir reikia palyginimus daryti. Tačiau, kaip žinom, daugelis perkančių organizacijų šio dalyko taip ir nepadaro. Kodėl negali sukontroliuoti ir pagerinti, ko nematuoji? Ogi todėl, kad yra paprasta labai viešųjų pirkimų formulė. Viešuose pirkimuose, tiek ir versle, tai investavimo kapitalo grąža. Kiek mes gausim vieną ar kitą procedūrą atlikę ir kokia grąža grįž. Ar valstybės padidinsim gaunamas pajamas, ar biudžeto sektorių veiklos sumažinsim, ar padidinsim kaštus, ar išleisim viešies pirkimams išlaidas, padidinsim ar sumažinsim. Nuo to priklauso, kiek investuotinis kapitalas grįž. Jeigu laikysimės šios formulės, kad iš tiesų kiekvieną kartą paskaičiuosim, kiek reikalinga vienam ar kitam specialistui praleisti prie tam tikros procedūros, kad kuo mažiau reglamentuosim tų dokumentų, kuriuos išleidžia bereikalingai perkančios organizacijos ir pasiskaičiavę kiekvieną pirkimą, tuo didesnis bus mums gražinamoji vertė, tai yra atgal grįž mums tas kapitalas. Ir žinoma, aš galėčiau pasakyti standartinė mūsų viešųjų pirkimų schema, tai yra viešųjų pirkimų efektyvumą ir skaidrumą, tai pati viešųjų pirkimų tarnyba užtikrina. Kodėl to efektyvumo niekaip mes neužtikrinam? Todėl, kad mes susikoncentravę visi esame į kontrolę. Tai žiūrime, kad būtų procedūros tinkamai atliekamos, kad būtų protokolai visi surašyti, kad būtų įstatymo straipsnis nepažįstas, bet niekas nepaskaičiuojam, kiek galim prarasti už tam tikrą vieną ar kitą menką, galima sakyti, įstatymo spragą, kurią viešųjų pirkimų konkurso dalyviai ir perkančios organizacijos vykdydamos praranda. Aš toliau pateiksiu pavyzdžius, kuriuose matysim, kaip dėl įstatymo vienos ar kitos spragos perkančios organizacijos praranda milijonus, kelis milijonus ir vien dėl to, kad yra griežtai reglamentuota vienas ar kitas procedūros momentas ir pačios perkančios organizacijos yra įstumtos į tą akligatvį, kurio nesilaikydama jinai pati pažeistų įstatymą. Klausimai, kurių praktiškai niekas Lietuvoje taip ir neužduoda. Kiek laiko pinigų išeikvoja įstaiga dirbdama su pigiu, bet nekompetingu tiekėju? Tai aš galėčiau pasakyti, kad tą dalyką praktiškai kiekvieną dieną susiduriam, kad pasirenkam tiekėją pagal mažą kainą ar pasirenkam pagal tam tikras simpatijas ir po to tenka svarstyti, ką su tuo tiekėju daryti. Nusipirkam pagal mažiausią kainą, po to dasipirkinėjam tas pačias prekes ar paslaugas ir taip išeikvojam dvigubai daugiau lėšų, išeikvojam dvigubai daugiau laiko ir, kaip minėjau, ta grįžtamoji kaštas dvigubai ar trigubai netgi išauga. Kitas klausimas, ar tiekėjai vykdė visus duotus pažadus įstaigai? Man ne vieną kartą teko girdėti Seimo narių komitetuose tokius užduodamus klausimus, kad viešieji pirkimai, per viešos pirkimus stovi mokyklos nesuremontuotos, rugsėjo 1, mokiniai braidžioja per balas, langai nesudėti, stogas neuždengtas, žodžiu, viešieji pirkimai yra kažkoks košmaras. Tada paklausiu vienintelio klausimo, kas kaltas?
Ar pati perkančioji organizacija prisirašė tokias sąlygas, ar pačiai perkančiai organizacijai sumokėjo kažkas iš tiekėjo, kad jis negali prispausti to tiekėjo, kuris tą darė, ar pati perkančioji organizacija pasirinko ne tokį pirkimo būdą, ar pati tempė laiką, kad taip įvyko. Nes kiekvienu atveju reikia žiūrėti ne viešųjų pirkimų pačios sistemos klaidos, bet patys turėtume įvertinti savo prieš patį pirkimą, kaip mes jį darysim, paskaičiuoti visus kriterijus. Ir apskaitai, ar reikėjo tai pirkti, ką pirko. Tai čia aš galėčiau pasakyti, man šitas paskutinis klausimas, tai primena naujametinį šturmą. Tai jeigu pasižiūrėsim, kiek prieš naujus metus perkančios organizacijos, kurio yra apie 6700 ir daugiau, dabar jau truputėlį kyla tų perkančių organizacijų, pradeda nuo lapkričio 2 pusės iki sausio mėnesio pirkimus vykdyti, tai aš galėčiau pasakyti, kad galima atskirą romaną parašyti, kaip perkamos prekės ar paslaugos šturmų. Perkama viskas, kas papuola. O problema yra paprasta, kad per finansinius metus turi išleisti lėšas, jeigu neišleido, kitus metus nepersimeta tie pinigai ir perkančios organizacijos turi arba grąžinti į biudžetą, arba nusipirkti, ką nori. Todėl paskutinis tas klausimas ir primena naujametinį, kaip aš jau minėjau, šturmą. Dar vienas dalykas, jeigu mes prisiminsim investavimo grąžą pačią, tai yra, kam verslininkui reikalinga investuoti pinigus į savo personalą, kam reikalingi pirkti naujosios technologijos, kad jis nueina su politiku arba su perkančios organizacijos vadovu ir susitarė. Ir labai paprastas dalykas. Norėčiau pasakyti, kad iš tiesų tokių atvejų jūs patys žinot labai daug yra, ypatingai statybos sektoriui, ypatingai su kitais pirkimais, kai pateikiamas yra sąrašas dalyvių, staiga patys dalyviai 3 tam tikrų dokumentų nepateikia ir pirmieji 3 būna užklausiami dokumentų kvalifikacijos patikslinti, tačiau pateikia arba ne tuos dokumentus, arba apskaitai nepateikia ir tada automatiškai iškrenta patys 3, o 4 su didžiausia kaina laimi. Tai tokių dalykų yra ir labai daug ir labai aišku gaila, kad tokie dalykai iki šiol dar egzistuoja ir jie aišku automatiškai žlugdo ir verslą, vienas dalykas, antras viešųjų pirkimų pati sistema tampa iškreipta visiškai. Kam reikalingas pats efektyvumas? Tai, kaip minėjau, visų pirma, tai yra be galo milžiniški pinigai, 12,7 milijardo per metus išleidžiama viešiesiems pirkimams. 6700 perkančiųjų organizacijų. Ir kokios pasiekmės? Jūs matote, iššvaistomi ir lėšos, iššvaistomos, iškreipimos konkurencija, mažėja bendras šalies produktas. Ir jeigu pabandytum nors kartą, truputėlį pasistengti efektingai nupirkti, nepažeidžiant ir kaip reikalauja įstatymas, mes pažiūrėkit, kiek sutaupytum. Taip, kalbant apie viešus pirkimus, iš tiesų reikėtų sustarti, kokios yra visgi problemos. Ir galim pasakyti, aš kaip minėjau pačioje pradžioje, kokios yragi problemos CVPS techninės kliūtys. Kiekvienas jūs dirbat su elektroniniais pirkimais. Iš tiesų, mūsų sistema tikrai nėra tobula. Ir toj sistemoje iš tiesų yra labai daug klaidų ir labai dažnai jinai lūžta. Ta prasme, aš grubiai pasakiau. Tačiau aš galiu pasakyti, per 2 metus, čia aišku, tai pasakysiu, nebuvo tarpusavio ryšio su vyriausybė, kuris skirtų mums lėšų, kad ištaisyti tas klaidas. Mes negavom nei vieno lito, kad galėtum patobulinti šitą sistemą. Aš tikiuosi, kad nauja vyriausybė atėjus tą problemą spręs, nes tai yra iš tiesų be galo sudėtinga ir be galo svarbi sistema. Tai yra 13 milijardų, jeigu eina
per šitą sistemą ir ta sistema, jinai neveikia efektingai ir ten tiekėjai turi kiekvieną dieną skambinti ir rašyti, kad vienas ar kitas pasiūlymas nepraėjo, tai yra problema, tai yra nenormalu ir taip negali būti. Ir aš kaip minėjau, tai yra be galo problema didelė, tačiau ši problema, kai dažnai kaltina viešųjų pirkimų tarnybą, jūs tiekėjai, kad viešųjų pirkimų tarnyba nieko nedaro, mes paprasčiausiai, kaip ir jūs, esame įstumti į tokią aklavietę, kad mes negalim, nes ta sistema dar turėtų 2 metus galioti tokia, kokia dabar yra. Tačiau, aš sakau, atėjus nauja vyriausybė, aš manau, išgirs ir skirs lėšų, kad tą sistemą visą tobulint. Nes, sakau, tas, kas yra dabar, tai yra košmaras, tai yra negalima taip dirbti ir turėtų būti jį atnaujinta. Taip, labai įdomus kūrybinių paslaugų. Čia jūsų pačių šedevras parašytas, iš tiesų man jis patiko labai. Pagrindinė problema apsunkinti abi pusės yra tai, kad jeigu žmonės nori manęs, nežino, ką aš darau, kaip darau, jie vis tiek yra verčiami norėti dar 2 kitų, kurių jie iš tikrųjų visai nenori. Paradoksas, kurį greičiausiai iliustruoja vienas atvejis, kurio buvo liudininkė, Panevėžio muzikinėme teatre nuolat garsariuojantys įvairius atlikėjai. Iš tiesų, tai yra paradoksalu, kai vieno reikalinga atlikėjo, ar kaip šiuo atveju Smorigino norėjo, reikėjo daryti procedūras. Aš noriu pasakyti, kad šiuo metu yra rengiamos jau atskiros taisyklės kultūrai ir menui, kur rengia ir ūkio ministerija, ir kultūros ministerija, ir bus iš tiesų naujos taisyklės parengtos, kaip atlikti, kad tokių kuriozų nebūtų, kaip atlikti tuos pirkimus ir kad nebūtų taikoma pilnai tai viešiai pirkimai. Iš tiesų noriu pasakyti, kad nuo spalio 1 dienos atsiranda nauji palengvinimai ir viešųjų pirkimų, ir ten supaprastintiems bus pirkimams. Tai iš tiesų nereikės tiek daug pildyti dokumentacijos, reikės vieną pažymą pateikti metų gale. Dar ten yra daugiau palengvinimų. Tai meno daugiau, aš manau, tokių kuriozų iš tiesų neliks ir jie bus pakeisti. Dar kažkur tai. Taip, dar vienas įdomus toksai pastebėjimas dėl ekonominio naudingumo. Tai galbūt aš neskaitysiu. Tai iš tiesų pati perkančio organizacija turėtų nusistatyti tuos kriterijus, kuriuos jinai taikydama parinks vieną ar kitą tiekėją. Ir labai gaila, kad iš tiesų daugelį atvejų yra vienas ar kitas kriterijus perdedama, yra pertekliniai reikalavimai sudėdami ir taip pasirenkama yra tiekėjas. Ir labai įdomus dalykas, kad dažnu atveju perkančios organizacijos vadovas paskiria į komisiją, turėtų paskirti kompetitingus asmenys. Tačiau, kaip mes matome iš dokumentų, kai tikriname kontrolę, tai tie asmenys absoliučiai nėra susiję ir neturi net menkiausio išprusimo dėl kvalifikacijos tikrinimo. Ir tada gaunasi virtuozai, kaip nori taip vertina, neaišku pagal kokius kriterijus. Ir kai balų suteikinė, vėlgi labai daug atvejų, kai mes matome, nusistato kriterijus ir jų nesilaikydami ir neturėdami kompetencijos įvertina vieną ar kitą pasiūlymą, kai reikia pagrysti, pagrindimo taip ir neranda. Taip, dar vienas iliustruojantis toksai atvejis, tai šiuo atveju elektros prietaisų pirkimus, kompiuterių, tai vėlgi rodo pačios perkančios organizacijos komisijos nekompetencija ir kaip komisija, bandydama vertinti pasiūlymą, pati savo nusistato savo kriterijus, kurių negali irgi taip pačiai pagrysti ir atsakyti. Apskritai, jeigu kalbame ne tik tai apie pačius pirkimus ir jų kontrolę, o pačius ir kaip šiuo atveju socialinių įmonių, iš tiesų atsiranda taip pat naujas nuo spalio 1 dienos naujas kriterijus ir nauja pataisa, kada jeigu socialinių įmonė viena ir nėra alternatyvos,
Tai paprasčiausiai pirkimą galima su kitais tiekėjais vykdyti ir daryti normalų pirkimą. Nebūtina pirkti vien tik tai iš socialinės įmonės, jeigu daugiau nėra rinkoje. Tai vėlgi iš tiesų tai iliustruoja, kaip socialinės įmonės iš tiesų jas reikia paremti ir gelbėti, tačiau dažnai su socialinėm įmonėm yra taip, kad įsisteigia į statybų sektoriuje socialinė įmonė, kai dažnai su socialinės įmonės statusu darbuotojai neturi nieko bendro. Tai iš vieną atvejį galiu pasakyti, kai pats mačiau savo akimis, kai statybos sektoriuje aukšto namo statyboje dalyvavo asmuo, kuris yra aklas ir kurčias. Dar kurčias dar nieko, bet kaip aklas lipa į 9 aukštą, aš nelabai įsivaizduoju. Tai tokių atvejų yra ir aš manau, kad ir socialinės įmonės turėtų atkreipti dėmesį, kaip neturėtų būti tokių dalykų ir turėtų laikytis taip pat griežtų reikalavimų, kurių turėtų kaip ir kitos perkančios organizacijos laikytis. Jeigu kalbant apie pačias kriterijus ir apie viešų pirkimų pačias procedūras ir pačius dokumentų pildymus, tai iš tiesų visą biurokratinę naštą labai, galima sakyti, viešųjų pirkimų komisijos pačios pasitvirtina pačias savo taisyklės, kurio turi pačios laikytis. Dažnai būna atveju, kai pačios perkančios organizacijos skundžiasi viešųjų pirkimų sudėtingumu procedūrų, o pačios perkančios organizacijos, o supaprastintų pirkimų taisyklės pasitvirtina grinai taip, kaip įstatymai yra, nors galima reglamentuoti ir paprasčiau, ir tada prisirašo įvairiausių kriterijų, kurių patys turi laikytis ir kaltina pačius viešus pirkimus. Taip, dabar jeigu paėmų šitą dėl 1 cento, tai aš noriu pasakyti, kad, kaip ir minėjau, kad viešieji pirkimai dabar yra palengvinta ir supaprastintų pirkimų dabar yra palengvinta ir iki 100 000, kad nereikės kiekvieną kartą pildyti dokumentų, o metų pabaigoje reikės pateikti vieną ataskaitą, kurioje bus matyti visi supaprastintų pirkimų taisyklės. Na, apie skelbimų dubliavimas, tai iš tiesų šitą problemą kalbėjome ir su Mokesčių inspekcija, ir su registrų centru, kad bandysime gauti iš vieno šaltinio, apjungti ir kad nereikėtų pačiom tiekėjams dalyvauti pirkime, o gautų pačios perkančios organizacijos, kad vienos mygtuku jos paspaudę galėtų matyti visą informaciją ir nereikėtų taip viešųjų pirkimų konkurso dalyvių apsunkinti pažymų nešiojimų, rašymų ir teikimų. Taip, čia tas pats. Ir dabar iš tiesų paradoksali situacija, kai aš ir minėjau, kad viena situacija buvo tokia, kad viešųjų pirkimų komisijai pateikė užsienio tiekėjas pasiūlymą, kuriame buvo užpildyta užsienio tiekėjo deklaracija, nors turėjo būti Lietuvos tiekėjo deklaracija ir dėl to turėjo būti atmesta Lietuva. Valstybė prarado 200 000. Tai aš noriu pasakyti, šitą situaciją nuo spalio 1 taip pat bus ištaisyta ir jau mes į tuos dokumentus žiūrėsime daug paprasčiau ir bus galima pataisyti ir pakoreguoti. Ar gali kontroliuojami pradėti kontroliuojančias institucijas turėti? Žinoma, gali, tačiau jeigu viešųjų pirkimų tarnyboje kontrolės skyriuje 15 asmenų, ar gali sukontroliuoti viešuosius pirkimus visus? Žinoma, kad tikrai ne, reikia ieškoti būdų ir ką reikėtų keisti visų pirma. Čia aš dar įdėjau vieną skaidrę. Tai visų pirma, mes žadame ir iš tiesų išleisime statybos sektoriui naujas taisyklės. Taip pat viešinimo bus sąlygos keičiamos naujos, taip pat fiksuoto ir mobilaus ryšio ir taip pat įstatymą bandysime tobulinti ir keisti. Ir kokie reikalavimai
bus keliami naujai redakcijai. Tai aišku, visų pirma, įstatymas turi būti suprantamas ir aiškus. Daugelis užsienio šalių, teko ir bendrauti, turi tą patį įstatymą, tačiau tas įstatymas, kaip ir, aš laiką sakau, kaip ir autostrada, jinai turi tiesų kelią ir turi su aplinkeliu ir su tiltu. Kažkodėl kitos ES šalys pasitvirtinę tokį, kad jos turi ir tiltus, ir aplinkelius, ir kelius. Mes turime autostradą. Ta autostrada tai yra mūsų įstatymas, kuris toks griežtas yra ir sudėtingas, kad iš tiesų paprastas pilietis pasiėmęs tą įstatymą labai sudėtingai supranta. Plius prileista, prikurta poįstatyminių viešų pirkimų įstatymų ir teisės aktų. Tai viešų pirkimų tarnyba šiuo metu peržiūri tas visas poįstatyminius aktus, tas metodinės tvarkas ir aš manau, kad iš tiesų ateityje jų bus mažiau ir įstatymas bus daug paprastesnis. Kaip aš minėjau, dėl taisyklių, tai iš tiesų yra tiek prileista jau, kad iš tiesų jų daug kas nesilaiko, daug įvairiausių buvo anksčiau metodikų, kurios planinės buvo, reikėdavo per metus tiek sukurti tvarkų, tiek taisyklių, o realiai jos ir nebeveikia. Tai tiek būtų. Gal klausimų kokių bus? Ačiū labai. Galima skaidrę vieną atgal? Čia, kaip supratau, Žydrūnas bando susitarti dėl problemos. Taip? Taip. Ar galim sutarti, kad šiandieninis viešų pirkimų įstatymas užkerta kelią efektyviems pirkimams? Prabalsuojam, kas už tai galima rankas pakelt? Ar šiandieninis viešųjų pirkimų įstatymas užkerta kelią efektyviems pirkimams? Kas manot, kad taip? O galima kamerą parodyti? Ne? Mes tiesiog filmuojam, tai matot, kadangi politikai atsisakė dalyvauti diskusijoje, reiškia. Net ir tie, kurie kandidatuoja ir panašiai, tai tą video mes tikrai išsiųsimėm. Taip pat ir jūsų pastebėjimus ir pasiūlymus. Ačiū, galima rankas nuleisti. Taip pat ir jūs pasiūlyti. Dėl to labai laukiam, iš tikrųjų galite prinešti mikrofoną, kas turit savo pasiūlymų, problemų. Taip, mielai, sekundėlę. Galima su kitų mikrofonu padėkite, jeigu bus kitam gale. Gerai, klausim? Dabar viskas ok. Taip, kas kėlėt ranką? Jūs prašom, pristatykit. Taip, aš esu Algirdo Butkevičiaus, Seimo nario, socialdemokratų lyderio patarėja ir tikrai neatsisakė žmogus dalyvauti, tiesiog yra krūva kitų planų ir tiesiog susidubliavo programai darbotvarkiai. Tai aš galiu trumpai pristatyti, ką jis galėtų papasakoti, būdamas kandidatu. Šiaip, aišku, be galo aktualus pranešimas, iš tikrųjų visi klausimai yra tikrai aktualūs. Dar jūs nepaminėjote apie europinės paramos problemos, kur, kaip mes žinom, didžiausias klaidų ir pažeidimų kiekis būtent sudaro viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimas ir dėl ko Lietuva vėlgi praranda tam tikras lėšas paramos ir turi grąžinti ES ir taip toliau, kurie neįsisavinami. Tačiau ką daryti šitoj vietoj, kokie gali būti receptai? Iš tikrųjų, taisyti viešųjų pirkimų įstatymą, kuris taisomas praktiškai per kiekvieną sesiją, sutikit, kad neefektyvus tas kelias. Aišku, tobulybė nėra ribų, kaip mes žinom. Galima taisyti, iš tikrųjų yra ten ką ir tobulinti, ir ta praktika rodo būtent, ką reikėtų pataisyti. Tiesiog aš manau, kad tai yra, mes manom, kad gal reikėtų eiti tuo keliu, kur eina visa Europa. Nereikia kažkokio dviračio išradinėti. Tiesiog einama pirkimo centralizavimo keliu, kas buvo šiandien prieš iš ryto sesijai, kur buvo pristatymas CPV ir CPO atstovų, ten labai aiškiai pasakojo apie naudą šitų dalykų. Aš turiu omeny, aišku, tai turėtų būti pirmoji, kaip sakyti, eilė viešajam sektorėje. Reiškia, tos paslaugos, tie pirkimai, kurie gali būti standartizuoti, kur įmanoma sukurti standartinius specifikacijas, tos katalogus, taip vadinamas, tie be jokios abejonės turėtų būti perkami per centrinę pirkimo organizaciją. Aišku, galima tobulinti visus procesus. Ką tai duoda? Problema biurokratija, laiko gaišinimas. Šitoje vietoje, kaip rodė rytinis pranešimas,
Aš ten visų skaičių neprisimenu, bet buvo kalbėta nuo 46 dienų vidutiniškai sumažėja tas procesas iki 8 dienų. Aš tiesiog siūlau kelią, tai galima sutikti, galima nesutikti. Kitas dalykas, reiškia, apart CPO, kas dar ten, sakykime, aišku, ne visi tie pirkimai telpa į šitą standartizaciją ir apie tai irgi buvo kalbėta. Tai šitoje vietoje mūsų manimų būtų tikslinga išnaudoti, sakykime, CPO arba panašios organizacijos potencialą, būtent organizuoti pirkimus per juos. Nes vėlgi viešajam sektoriui nepaslaptis tam tikrų specialistų yra trūkumus, apie ką vėlgi buvo kalbėta gerbiamo Plytniko. Tai čia galėtų pabandyti padėti ir organizuoti visą procesą ir vėlgi sumažinti kaštus, laiką ir energiją šito visų institucijų. Kitas dalykas, kad kodėl nepasinaudojus privačiam sektoriui. Jau gerai stambus verslas, jis turi savo teisininkus, specialistus, jis mokės gražiai viską suformuluoti ir nupirkti to, ko jam reikia. Bet, pavyzdžiui, vidutinis ir smulkus verslas tikrai tokio potencialo neturi. O čia yra visos bazės, kaip sakyti, sukurtos visi katalogai, kur jie galės kelių mygtukų paspaudimų visą turimą informaciją gauti. Dėl ko visas šitas procesas siūlomas? Nėra įtakos interesų, skaidrumas. Vėlgi kainos ekonominio naudingumo santykis šitoje vietoje turi būti vertintas. Ir aplamai, kuo daugiau paslaugos yra elektroniniai erdvėj, nuo pareiškimo iki galutinio sprendimo, tuo mažiau visiems šitiem neigiamam reikalam, manyčiau, erdvės. Ir korupcijai, ir, kaip sakyti, mažų kainų problemos, ir specialistų, ir visa kita. Dėkui. Na, aš norėčiau dar papildyti. Ačiū, dėkoju. Galima aš dar? Nematau, kur jūs prašom. Iš tiesų, dar vienos problemos nepaminėjau, tai yra, jeigu jūs paminėjot apie europinius projektus, tai yra teismų problema. Tai jau aš 2 metus beldžiuosi ir į Teisingumo ministeriją, ir su Ūkio ministerija. Mes kalbėjome ir prieš metus laiko antikorupcijos komisijoje aš pats dalyvavau, kai dalyvavo ir Teisingumo ministerijos, ir Ūkio ministerijos atstovai ir buvo kalbama apie teismų problemos sprendimą, tai aš pasakiau, kad Teisingumo ministerija su Ūkio ministerija pasiūlė rašytinę formą teismų problemos klausimą spręsti, tai yra trumpinti terminus, tai aš sakiau, kad tas terminas nebus įspręstas ir vis tiek teismai užsitęs ilgai, kas liečia europinius projektus. Europiniai projektai labai dažnai stoja vien dėl to, kad jeigu tiekėjas vienas ar kitas nepatenkintas ar iš keršto paduoda į teismą, europinis projektas 99% praranda prasmę, nes teismai užsitęsia mažiausiai 2-3 mėnesius ir dar apeliacija yra, tai praktiškai apie metus laiko, po metų laiko tas projektas jau tampa nebeaktualus. Tai aš sakiau tą problemą spręsti, kad turi būti teismų klausimas iš esmės sprendžiamas arba skirti teisėjus, kurie grinai nagrinėtų viešus pirkimus ir būtų pirmoji eilėje sprendžiami viešų pirkimų klausimai, ne bendra kompetencijos tvarka, kaip yra su civiliniam bylom ir kitom, o grinai viešų pirkimų arba specializuotą teismą įsteigti kažkokį ar padalinį, kuriame grinai nagrinėtų viešos pirkimus per 300 dienų, per 25, kai buvo kažkada prie viešų pirkimų komisija ginčų nagrinėjimo, kuri per 20 dienų, berods, aš neatsimenu, tiksliai išnagrinėdavo skundą ir tik tai tada kreipdavosi į teismą, jeigu nepatenkinti būdavo tos komisijos sprendimų, galėdavo kreiptis į teismą. Žinoma, 20 dienų, tai ne 60, ne 90 dienų. Ir jeigu šita problema bus iš tiesų iš esmės išspręsta, kad teismai per 300 dienų, dalėskime, jeigu ir teismai per 300 dienų bus išspręsta ir apeliacija toliau dar, kad ir mėnesį, kad ir pusantro, tai užsitęstų 60-70 dienų, tai ne 120 dienų ar 360. Tai čia problema su europiniais projektais irgi išsispręstų, jeigu teismai aktyviau išnagrinėtų bylas, tai projektai, aš manau, kad būtų ir įgyvendinti ir tas klausimas nusiimtų. Taip, kas liečia... Ačiū labai. Gerai, galbūt, nes noriu kuo daugiau sulaukti pasiūlymų iš tiekėjų, iš perkančių organizacijų. Dėl to, kaip užtikrinti, kaip pagerinti teismų darbą, taip reklamuosiu, bus pranešimas kitą valandą šiame on pas kitoj salėje. Tai turėkit rūžavą spalvą. Tai prašom jūsų repliką. Pristatykite, gal.
Romanas Glovatski, UAB Dorsimus, dirbu atsakingas už viešuosius pirkimus. Atsiprašau, nuo kameros pasitraukit, kad galėtų nufilmuoti. Ačiū. Noriu pasakyti, kad, reiškia, vienintelis būdas apsisaugot nuo nekokybiškų tiekėjų, tai praktiškai kvalifikacijos sudėjimas, nes, sakykime, pas mus dažnai kreipiasi, prašo paruošti sąlygas pirkimams ir kai sudėdite kvalifikaciją tokią, kuri reikalinga, sakykime, pirkėjai, dažnai skundžiama jinai yra ir būtent jūsų tarnybai. Ir jūsų požiūris yra toksai, kad reiškia, neva ribojama konkurencija šitais tą kvalifikaciją, sakykime. Nors jinai nėra tikrai ten orientuota į vieną įmonę, sakykime, nes tikrai ten, sakykime, reikia pirkti kokias tai transporto įmonė, kokias padangas, sakykime, ar tai akumuliatorius ateina su kinetiškom prekiam, sertifikatus vokiškus pateikia ten, iš tikrųjų problema yra. Tai, sakykime, kaip tas požiūris vis dėlto tarnybos ar perkančioji organizacija gali maksimaliai... Kaip jūs siūlote spręsti iš karto? Tai čia koks šis sprendimas, sakykime, tai yra atsakymas viešųjų pirkimų tarnybos, sakykime, kad jos požiūrių tai yra konkurencijos, sakykime, ribojimas. Tai ir klausimas yra, koks požiūris yra į kvalifikaciją, sakykime, kiek jos galima sudėti, jūsų manimu. Aš galiu pasakyti, kad iš tiesų viešųjų pirkimų tarnyba labai ta prasme, žiūri kiekvieną pretenziją, kiekvieną skundą ir ne kiekvienu atveju, jeigu nėra, mato, nepagrįsta yra pretenzija ar argumentai, mes tikrai nenagrinėjom. Nagrinėjom tik tai tuos atvejus, kurie iš tiesų matosi, kad turi pritaikyta, kai jūs minite apie kvalifikaciją, tai jeigu prevencija, kontrolė, rizika nustato, kad iš tiesų yra tie kriterijai sudėlioti vieną ir kitą įmonę ir kiti negali dalyvauti, tada atiduoda kontrolę ir kontrolė iš tiesų žiūri, kad viešųjų pirkimų tarnyba kiekvienu atveju sakytų, kad yra ribojanti konkurencija ir kvalifikacija ir pritaikyta ar kitam, tai tikrai taip nėra. Yra, jau jeigu iškyla toks klausimas, tai tada susirenka visa ir kontrolė, ir prevencija, ir visi rizika, ir kartu sprendžia ir žiūri. Bet yra tokių atvejų, iš tiesų ligonių, kas liečia su ligonių kasom, dar su kitais mes pastebėjome iš tiesų, kad buvo tokių atvejų, kad iš tiesų nutrinta pavadinimas, susirašyta kvalifikacija, atsiverti, pradėjai ieškoti tos informacijos ir matai, kad tik pavadinimas nutrintas, o viskas tas pats likę. Tai kaip mes netikrinsim? Kaip mes nekonstatuosim, bet kiekvienu atveju tai iš tiesų ta informacija yra peržiūrima ir jeigu iš tiesų tie kriterijai kvalifikaciniai sudėlioti taip, kad ir kiti gali dalyvauti, tikrai viešųjų pirkimų tarnyba niekada nepasisakys, kad tai yra ribojantis kriterijai ir kad tai yra riboja konkurencija. Tikrai taip nėra, žinokit. Taip, trumpą repliką, prašau. Ačiū. Gerai. Sutarties vykdymo garantas yra, kurį galite visą laiką pasiimti. Pretenzijos buvo, skundai į teismą duotų. Aš galiu pasakyti... Vizitiniam kortelėm apsikeiskit, gerai, po prezentacijos, gerai. Ne, iš tikrųjų. Gerai, ačiū labai, einam toliau, prašom jūs. Labą dieną, dėkui labai VPT direktoriui už pristatymą, pats būsiu Naglis Simanavičius iš Lesto irgi už pirkimus atsakingas. Kadangi tema yra viešieji pirkimai ir efektyvumas, tai pas mus irgi klausimas ir tuo pačiu pasiūlymas viename, tai susijęs su atvirais konkursais. Šiuo metu įstatymas reglamentuoja taip, kad visus tiekėjus dalyvaujančius atvirame konkurse perkančioji organizacija privalo patikrinti tiek kvalifikaciją, tiek bendruosius reikalavimus, tiek techninius reikalavimus. Tarkime, jeigu perkančioji organizacija atlieka iki 300 pirkimų per savaitę, kiekviena pirkime sudalyvauja apie 20 tiekėjų, nepaisant to, kad atviras konkursas ir mes matom pagal kainą, kad jau pirmasis jisai laimi, mes vis tiek turime tikrinti visus 20. Ir tada gaunasi laiko neefektyvumas. Žmonės sugaišta laiką ir jeigu mes patikrintume tik tai patį pirmą ir jisai atitiktų kvalifikaciją ir techninius reikalavimus,
pripažintumėm jį laimėtojų, mums nereikėtų kitų 19 tikrinti. Tai vadinasi, žmogiškųjų kaštų sutaupimas, lygiai taip pat perkančios organizacijos kaštų taupimas, nes nebereikėtų tiek žmogiškų resursų apmokėti tiem darbuotojams už tą darbą. Tai vat irgi idėja ir pasiūlymas galbūt apsvarstyti dėl VPI pakeitimų šioje apimtyje, kad nereikėtų tikrinti visų be išimties kvalifikacijos, o eiti etapai, žingsnis. Jeigu pirmasis netitinka, eiti prie antrojo. Skamba logiškai, Žydrūnai. Bet reikia įstatymą žiūrėti. Tai gerai, traukiam į pasiūlymus. Gerai, ačiū labai. Prašau, kiti pasiūlymai. Šalia yra žmogus, šalia visiškai. Ir tada aš praeisiu, tada praeisiu. Labadiena, Giedrius iš Skogran. Taip pat daug perkam. Iš tikrųjų, neperkam, bet dalyvaujam pirkimuose ir labai būtų aktualus klausimas. Mikrofoną garsiau. Būtų labai aktualus klausimas, iš tikrųjų, kiek svarbi yra jau atliktų darbų istorija, iš tikrųjų, nes kadangi, kaip ir kalbėjo, iš Lesto įmonės, tarkim, ten yra dažnai kartojasi, apskritai rinkoje, kur yra atliekami iš tikrųjų sudėtingi dalykai ar ne, darbai atsakingi, tie pirkėjai, ne pirkėjai, o tie tiekėjai, jie daugiau mažiau kartojasi ir aš manau yra be galo svarbu, kadangi kai galima vieną kartą, 2 kartus tenai neapsiskaičiuoti, kažką padaryti ne taip, tada jau labai iš tikrųjų žlunga sutartys. Turim omeny, kad, pavyzdžiui, tokiose didžiulėse įmonėse nuo gamybos, ar net, tarkim, inžinieriaus, kuris užsakė darbą, kol daeina iki pirkimų, praeina begalę laiko ir tada, tarkim, jeigu ta situacija kartojasi, tai problema iš tikrųjų tampa didžiulė ir noriu paklausti, nežinau, ar nemanot, kad būtų svarbu vertinti jau, tarkim, jeigu tai įmonė dirba keletą metų, būtus dalykus, kad, tarkim, liko, tarkim, neatlikti darbai pernai metais dėl kalties, kad vien tik mažiausia kaina pažiūrėta ir tas pats tiekėjas, tarkim, dalyvauja kitais metais vėl laimi ir vėl darbai lieka netlikti ir visi pikti ir jau nieko pakeisti negalima. Realiai iš tikrųjų nieko pakeisti nebegalima. Okay, aiškus pasiūlymas, ačiū labai, prašau. Tai aš norėčiau pasakyti, buvo tokia kalba, šiemet, tarp kitko, buvo ekonomikos komitete prieš kokius 4 mėnesius, kad įvesti juodosius sąrašus. Įmonės įtraukti, kurie taip piknaudžiauja, kurie netlieka darbų ir iš tiesų, ta prasme, kad netlieka savo įsipareigojimų, ką darydavo. Tai buvo ekonomikos komitete atmesta, kad negalima tokio ir ES tokios, tai užkirsta kelią ir buvo pasakyta, kad negalima tokio juodų sąrašų nėra ir Europoje ir pas mus negalima įvesti. Tas buvo klausimas svarstomas, aš nežinau, gal prie kito Seimo gal pavyks tą dalyką įvesti tokius juodus sąrašus, kurios įmonės nusižengia, padarė tokius piktybinius pažeidimus, kad jos negalėtų dalyvauti kažkurį laiką. Ok, bet ateičiai fiksuojam šitą pasiūlymą. Jo. Okay? Gerai, ačiū labai, prašau, jūs pristatykite. Aš labai trumpai norėjau paklausti jūsų, kaip jūs galvojate, mes esame statybos sektoriaus, galvojom, kaip jūs galvojate dėl to mažos kainos, juk statybininkų asociacija yra padariusi tą, reiškia, skaičiavimus ir kiek valstybė praranda per tos, reiškia, mažos kainos tą įstatymą. Kaip jūs tai dabar galvojat, kaip nors su vyriausybė naują pakeisti, nes su sena čia nieko matyti neišėjau. Norėčiau pasakyti, kad mes pasidalyvau tam konferencijoje statybos asociacijos ir aš sakiau, kad maža kaina tai nėra tas kriterijus, kur statybose galėtų pastoviai remtis juo. Tai iš tiesų turėtų būti išgyventinamas, kaip buvo gerai pasakė Germa Butkevičius patarė, kad iš tiesų mažos kainos kriterijus gali būti tai tam tikros siauroj srity specializuotose tam tikros pirkimuose. Ten, kur standartizuoti yra visokie dalykai, taip. Tai, okei, aišku. Taip. Ne, tai replika dėl CPO, kad CPO negali esą per centralizuoti pirkti statybos darbų, ar taip yra, ar ne? Na, iš tiesų, aš kiek žinau, tai dabar atnaujina tą visą katalogą ir jie plės, kiek aš žinau, ir įtrauks kuo daugiau statybos darbų, kad galėtų atlikti tos darbus. Standartinius, jo. Gerai, ačiū, prašom, jūs pristatykit. Labadiena, Audrius Šulga, Jonavos rajono savivaldybės administracija. Kas liečia efektyvumą, tai iš tikrųjų turiu vieną pasiūlymą, kas liečia projektavimo darbų pirkimą. Iš tikrųjų, mūsų praktikoje mes praktiškai su kiekvienu pirkimu peržengiam tarptautinio pirkimo ribą.
O kaip žinia, nuo pirkimo pradžios praktiškai iki sutarties gaunasi apie 3 mėnesių terminas. Šioje vietoje siūlyčiau kažką tobulinti ir tikrai Kažką nebūna kažką. Tai Vat ko gero kažką jau pakelti 20 metų tobulinam. tarptautinio pirkimo ribą tai pirkimų kategorijai. Ačiū už pasiūlymą, prašau. Ir dar vieną klausimą, jeigu trumpa, kaip iš tikrųjų yra su seniūnijom? Viešųjų pirkimų tarnyba deklaruoja, kad vis dėlto seniūnija neturėtų būti perkančioji organizacija, tačiau mielai priima ir registruoja šių seniūnijų perkančiųjų organizacijų pirkimų taisyklės. Ačiū. Gerai. Labai trumpai atsakymai. Dėl pirmo, tai aš norėčiau pasakyti, kad yra ribos tam tikrose direktyvose numatytos ir kas dėl projekto, tai yra pas mus rengiama metodika dėl statybų projekto ir aš manau, kad jau daug užsitęsę, gal 2 metai yra, nes vienas, kad nebuvo tam tikrų specialistų, dabar pajudėtas dalykas ir aš manau, kad tos taisyklės iš tiesų bus išleistos šiais metais, dar pasieks jos dienos šviesą ir bus tikrai lengviau. Taip. Dėl seniūnijų? Dėl seniūnijų aš nežinau, reikėtų pasižiūrėti, tikrai negalėčiau atsakyti klausimą, nes nemačiau tikrai, kad registruotųsi pas mus seniūnijos. Gerai, patikslinsim po to, gerai. Ar galėsite atsakyti? Jo, tikrai nemačiau, negaliu pasakyti. Vizitinė kortelė, gerai, parduokite, man atsakys specialistai. Prašau jūsų, Eilėva. Labadiena, Gediminas Golcevas. Turiu tokį vieną pasiūlymą, kuris padėtų išspręsti tikrai nemažai viešųjų pirkimų problemų. Tai yra, reikėtų pataisyti vieną straipsnį įstatymę. Tai būtent tą išimti, kad politinėms partijoms netaikomas viešųjų pirkimų įstatymas. Audringi plojimai. Gerai, ačiū. Čia yra pirmas punktas, aš dar vieną norėjau pasakyti. Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius pripažino, kad dažnai smulkių perkančių organizacijų darbuotojai neturi pakankamos kvalifikacijos, labai jiems sudėtinga skaityti taisyklės ir taip toliau. Ir dar buvo pasakyta, kad perkančiosios organizacijos pačios pasitvirtina taisyklės, kurios, kaip sakant, jom liepia daryti daugiau negu įstatymas. Bet tai tas pavyzdinės taisyklės ir pasitikė jomis visos organizacijos tvirtina viešųjų pirkimų tarnybą. Ne tai, kad tvirtina, jis siūlo. Taip. Ir visi nusikopijuoja. Tai galbūt reikėtų tas pavyzdinės išskaidyti kelias dalis. Kažkaip paprasčiau padaryti. Kadangi jau jūs pats pripažįstat, kad ne visi jie supranta. Bet būtent yra tas sritis, kur jūs reguliuojate. Klausimas, kad pagerinti pavyzdinių, reiškia, šitų, taip, pačias tas taisyklės, kad jos jau būtų standartinės lengvos, o ne standartiškai sudėtingos. Taip, matot, aš galiu pasakyti dėl tų specialistų, tai iš tiesų, jeigu palyginsi Vilniaus miesto savivaldybę ir Biržų savivaldybę, ką aš buvau, tai man iš tiesų tų žmonių gaila, nes nuvažiavęs aš pamačiau tokį dalyką, kur net negalėjau patikėti savo akim, jeigu mokytojai rengia konkurso sąlygas ir mokytojai rengia sutartis, neturėdami teisinio išsilavinimo, tai aš apskaitai nustėrau, nes taip negali būti. Tai žmonės iš savo... Tai gal viešų pirkimų tarnybų laikas į mokyklą, dėstyti matematiką. Nežinau, o dabar kas liečia tas taisyklės, tai aš galiu pasakyti, vienai institucijai reikia vienų taisyklių, kitų, tai todėl rekomendacinės jos yra, kad iš tų rekomendacijų perkančios organizacijos pačios savo prisitaikytų, ką reikia pasiliktų, ko nereikia įsimestų. Tai mes kiekvienai tai negalim, ta prasme, padaryti, nes nežinom iš tiesų, ko reikia. Bet iš tikrųjų pasiūlymas buvo apie tai, kad sako dalyvis, kad kadangi jūs įstaigos daro tas supaprastintas visokias pagal jūsų taisyklės nustatytas, ir jos gauna sudėtingos, nes ir jūsų pačių yra sudėtingos jau jos padarys. Tai čia, jeigu čia sutvarkys šitoje vietoje, kiti copy-paste darydami ir jau padarys paprasčiau. Šitoks buvo siūlymas. Gerai, fiksuojam, aišku. Toliau, greitai, dar turim 5 minutės. Sveiki, aš esu Ramunė Mikštaitė, atstovauju Verslę Lietuvą, perkančią organizaciją. Ir mano gal daug yra problemų, tas, kurias jūs įvardinot, be abejo, reikia išskirti, manau, kad yra ir dar daugiau. Tiesiog, jeigu kalbėtumėm labai plačiai, tai galėtumėm labai daug diskutuoti. Bet esminiai dalykai, kuriuos aš norėčiau paminėti, tai būtų dėrybos. Jeigu mes kalbam apie efektyvų lėšų naudojimą, apie racionalumą ir apie principų, tarkim, patį laikymąsi, pirmiausia, ką reikėtų padaryti, tai išskirti galbūt netgi pačiam įstatymę, dėl ko galima dėrėtis. Nes įspūdis dabar yra toks, kad galima dėrėtis tik tai dėl kainos ir įspūdis toks, kad mes
tą patį verslą, ar ne, įspaudžiami tokius rėmus. Tai yra, mes turim tam tikrą pinigų sumą, o jūs kaip norite, taip sakant, mes iš jūsų išsidirbinėsime, bet jūs sumažinkite kainą tiek, kad mes galėtumėme pirkti tą pačią paslaugų apimtimi. Tai absoliutus nonsensas, mano nuomonė, nežinau, galbūt pritar žmonės. Ir patys turim tokią situaciją irgi ir labai yra tas interpretavimo klausimas to paties straipsnio, kuris sako, dėl ko galima dėrėtis. Ten nėra parašyta, kad galima dėrėtis tik tai dėl kainos, tačiau viešųjų pirkimų tarnyba traktuoja viską per prizmę tik tai kainos. Tai reikėtų ties tuo klausimu labai padirbėti. Gerai, gal sutaupykim laiko. Aš noriu papildyti greitai. Bus jau rudenį, aš kiek žinau, apie gruodžio mėnesį sausio išeis komentaras viešųjų pirkimų. Tai ten bus iš tiesų jau daugelis klausimų, ta prasme, pastraipsnių išaiškinta ir bus jums daug lengviau suprasti visiems. Bet ar vis dėlto laikomasi tos pačios nuostatos, kad galima dėrėtis tik dėl kainos? Jau panašimas yra. Bet tai tiek to pasiliksiu komentarą savo. Ir tada dar vienas dalykas, tai tikrinimas, mano nuomonė, viešųjų pirkimų tarnyba pakankamai formaliai tikrina tam tikrus pirkimus, pažeidimus ir panašiai. Ir mano toks būtų gal noras, ar ne, kai pati jau kiek 3 metus atlikinėjau pirkimus perkančio organizacijai ir matau, kas tai yra ir per ką reikia pereiti, kiek reikia prie to laiko sugaišti. Norisi tiesiog iš karto, kai gauni kažkokį tai raštą, atsakymą, patikrinimo išvadą ir panašiai. Klausimas, ar nors vienas šitos viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojas yra įvykdęs bent vieną pirkimą ir supranta, kas tai yra. Nes įspūdis, kad... Dėkoju. Ačiū labai, prašau. Aš norėčiau pasakyti, kad viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojai taip pat įtraukiami į komisijas yra, kurie perka patys paslaugas ir darbus ir prekes. Tai aš nežinau, jie patys yra, kai keičiasi tos komisijos ir patys darbuotojai specialiai įtraukiami, kad tai nebūtų formalūs, o ir būtų praktikai. Tai mes irgi tą patį darom, ką ir jūs, tai tas klausimas tikrai. Čia yra, aš manau, galbūt viena iš tų neigiamų pasiekmių to įstatymo realiai, kad jis tiesiog negali nevykdyti įstatymą, jeigu įstatymas reikalauja, jie kabinėjasi, nes kitaip negali. Taip. Bet nėra aplinkelių, tiltų nėra. Ja. Aš jums pateiksiu pavyzdį. Mes, kai šitą renginį organizavom, tai buvo 2 perkančios organizacijos iš visų 1000, taip, kurios vis tik tai, žodžiu, kad galėtų deleguoti savo žmonės ir nupirkti, grubiai tariant, bilietukus, taip, organizavo pirkimus ne tiesiog, reiškia, supaprastintų būdų, o, reiškia, nes mūsų pasiūlymas tai gali būti traktuojamas kaip normalus komercinis pasiūlymas, ten pažymą parašė ir viskas. Ir tokias. Bet buvo 2 perkančios organizacijos, viena iš jų buvo Vidaus reikalų ministerija, kuri, reiškia, darė konkursą, apklausė, mes rašėm jam raštus, po to, žodžiu, mums paskambino ir pasakė, kad mes laimėjom šitą konkursą, šitos konferencijos, va, žodžiu. Ir buvo dar viena iš valstybės įmonių, kurie atsiuntė mums, reiškia, tokį PDF prieš vakarą, reiškia, kur reikėjo su visom tiekėjo deklaracijom, su dar kažkokiam kur dalyko, aš neįsivaizduoju, nes 3 žmonės 600 litų reikia šitą apie. Tai mes, aš manau, aš bent jau buvau tokį sprendimą pasakęs savo kolegom, kad žinot, davai mes juos nemokamai priimam, mums paprašiau negu, reiškia, ten tuos visus dalykus pildė. Tai dėl tų tokių smulkmeniškumų. Paskutinė replika, prašom. Aš esu Aleksej Kovaliov, atstovauju šią viešą įstaigą Agile Lietuva asociaciją. Ir norėčiau pašnekėti apie informacinių sistemų projektus. Ypač apie tos didelius, kurie dažniausiai kainuoja daug ir jų sėkmė yra labai kvestionuojama. Tai, principė, buvo paminėtas ne vieną kartą kompetencijos klausimas, kiek perkančios organizacijos gali parengti tokius konkursus ir netgi jų konsultantai gali tą parengti. Pilnai pritariu, parengti didelis informacinės sistemos specifikaciją viešajam atviram konkursui yra be galo sunku, klausimų ir pilkų vietų ir iš viso tiesiog skylių yra ten pilna. Bet kokį konkursą, beveik bet kokį galiu paimti ir labai įdomi išpreparuoti ir labai daug klausimų užduoti. Bet tie konkursai vyksta, tos sistemos daromos, po to pereina į palaikymus, į plėtras ir panašiai. Aš labiau akcentuočiau tą klausimą jūsų prezentacijoje, ar reikėjo pirkti to daikto iš viso. Tai jeigu išskirti irgi kaip ypatingą pirkimų temą informacinių sistemų, ne kompiuterių, ne įrangos, o informacinių sistemų vystymo pirkimus, tam irgi reikia pritaikyti kažkokios specifinius metodus, pavyzdžiui, kaip Didžiojoje Britanijoje į IT strategiją valstybės įtraukta, kad būtinai informacinės sistemas vystomas
Agile Project Management, tai yra judriosiom projekto vadybos metodikom, kas leidžia greitom iteracijom pamatyti, ar veikia ta sistema iš viso ar ne, o nepirkti iš karto 1 metų projekto. Tai toks pasiūlymas. Gerai. Ačiū labai. Nu, paskutinis, gerai? Kas? Trumpa, bet trumpa, taip? Prašau. Gerai, paskutinis, taip? Labą dieną. Advokatė Puškurienė, Raidula Lėjin iš Norkos. Yra didelė problema žalos atlyginimo institutas. Ne visais atvejais teismui netaikius laikinų apsaugos priemonių pasirenkamas tas tiekėjas, kuris iš tikrųjų turėtų laimėti. Tai sąžiningas tiekėjas, kuris dalyvauja viešajam pirkime ir nelaimi to pirkimo, praranda paskutinę galimybę, sakykime, netgi teisminių kelių sudaryti sutartį teisėtai. Tuo atveju, jeigu sutartis įvykdoma, lieka vienintelis kelias žalos atlyginimas. Teismai dažniausiai žalą priteisinėja arba praktiškai labai minimalę. Klausimas, kaip manote, ar alternatyvių sankcijų taikymas neišspręstų problemos? Na, čia jau ne man reikėtų taikyti, kadangi Jolita pati dirbus daug metų viešųjų pirkimų tarnybos kontrolės skyriui, tai aš manau, kad iš tiesų tos sankcijos turėtų būti taikomos ir ta žala turėtų pilnai atlyginta būti. Ir dar labai trumpas klausimas, ar viešųjų pirkimų tarnyba nekreips dėmesio į efektyvesnį ir skaidresnį, sakykime, kontroliavimą būtent sutarčių vykdymo priežiūrą. Sakykime, ar tikrai perkančiosios organizacijos įsigyja tai, ko reikia? Sutarčių vykdymas. Tai aš noriu pasakyti, Jolita paklausė to klausimo, nuo spalio 1 viešųjų pirkimų tarnyboje atsiranda naujas skyrius, tai yra sutarčių priežiūros skyrius. Aišku, kaip ir finansų mes per 2 metus aš niekaip negavau, taip ir etatų negavau. Tai mes patys iš vidinių resursų duodam 3 žmonės ir jie operatyviai kai kurias sutartis, kurios bus rezonansinės, tikrai tirs. Aš tikiuosi, kad, sakau, naujas Seimas atėjęs iš tiesų išgirs mus ir iš tiesų duos ir sutarčių, ir priežiūrai, ir mokymam, ko aš labai noriu, kad iš tiesų tikiuosi, kad dar nubėgantis šitas traukinys Seimo, ką man žadėjo, skirs pinigų ir mes per kitus metus įsidieksime skambučių centrą ir iš tiesų nebus 2 ar 3 žmonės prie telefonos sėdės ir kaip per dieną 300-400 skambučių ir mes neatsakom, fiziškai nesugebam. Tačiau gaila, kad vyriausybė 2 metus manęs negirdėjo. Tai aš manau, kad ateinantį vyriausybė išgirs ir duos tuos žmonės ir duos lėšas, kad iš tiesų tai yra problema ne tik tai viešųjų pirkimų tarnybos, tai yra iš tiesų ir jums palengvintų visą darbą, nes tikrai situacijų būna, kai atsitinka kažkokia neaiški situacija, atplėšimi vokai ar dar kokia nors situacija ir nori pasiskambinti ir skambini viešųjų pirkimų tarnybai, o tenai užimta arba vėlgi parodo telefonas, kad nukeltas ragelis ar dar kas nors ir man tada skambina, tai iš tiesų tai nėra išeitis. Išeitis turi būti tai, kad iš tiesų turi būti normalus, konstruktyvus darbas ir perkančios organizacijos ir tiek tiekėjai turi gauti iš viešųjų pirkimų tarnybos tikrai objektyvią ir greitą informaciją, o ne taip, kaip dabar yra, kad 3 žmonės sėdi, kaip sakau, prie telefono ir 300 skambino, o tik tai 3 gali kalbėti. Gerai, ačiū labai. Tai iš tikrųjų, manau, turbūt laikas, kaip sakant, ir liautis, nes čia galima iki ryto būti. Tai ačiū labai, Žydrūnai, jums už pranešimą. Ačiū jums labai visiems už dalyvavimą. Aš manau, kad tikrai labai smagu, kad dar kartelį noriu, kad įvertintumėt, kad visą tai, ką mes šiandien diskutavom, tai yra dėl to, kad vis tik viešųjų pirkimų tarnyba nepabijojo taip grasinimų, taip, ar kaip čia pasakyti, perspėjimų, kad esą negalima čia, žodžiu, su perkančiosiom organizacijom ir tiekėjais diskutuoti, esą tai sukelia kažkokius interesų konfliktus. Tai ačiū labai jums už drąsą ir geros konferencijos likusios visiems. Taip.